Gerą dieną visiems, čia prie Žes televizija, joje Kazimieras Juraitis, Geros kaiminystės forumo naujienos. Pirmiausia, sveikinam jūsų naujais metais ir naują laimę. Ir tas naujienas mums pristatys lyderė Geros kaiminystės forumo Erika Švenčionienė. Erika. Sveiki, taip pat prisidedu prie Kazimiero sveikinimų. Metai turi būti labai geri, pilni judesio, greičio ir turi būti viskas gerai. Gavom dovanėlę iš teismo, jiem nepavyko uždaryti forumo Geros kaiminystės. Čia apskritai paradoksalu, gerą kaiminystę uždaryti neįmanoma, bet jie nutarė uždaryti, jiem nepavyko praeitais metais ir dabar gavom dovanėlę sausio 13. Pakomentuokit, prašau. Taip, mūsų posėdis vyko gruodžio 28 dieną ir kas vyko toliau jau sausio 2 dieną, pirmadienį mes gavome dovaną iš Vilniaus regiono apylinkės teismo nutartį. Pagal ieškovės Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ieškinį dėl juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtų. Ir būtent jo po 28 dienos teismo buvo taip. Teismas nustatė Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmuose 22 metų gruodžio 28 dieną vykusio posėdžio metu paskirta kita posėdžio teismo data. Ir ji labai įdomi, 2023 metų sausio 13 dieną, 13 valandą. Gal sustokim trumpai pakomentuoti galit, kodėl būtent šitą dieną ir šitą valandą. Bet žiūrėkit, magija, ne? 23 metai, sausio 13 diena, kažkodėl 13 valanda. Mes darėme laidą apie tai, kad sausio 13 visa tauta turi teisę turėti bendrą mitingą, kuriame gali išsakyti savo nuomonę, o ne tik tai tie, kurie apsitvarė tvorom ir sėdi ten kaip aptvarė. Kad teisę į žodžio išraišką turi visi tautos atstovai, aktyvas, visuomeniniai judėjimai ir mes norėjome jūs sujungti į bendrą akciją. Deja, tą dieną mes negalėsime būti kartu su jumis, nes užbėgdama įvykiams už akių, generalinė prokuratūra, tai yra valstybė, galima taip sakyti, nusprendė tą dieną Gerosios kaiminystės forumą teisti. Man labiau patinka, kad valstybė tai mes vis tik tai. Tai čia ne valstybė, o valstybės likvidatoriai. Likvidatoriai nusprendė likviduoti. Sausio 13 dieną, 13 valandą, čia kvepia satanizmu, ane? Tai skaitau toliau. Posėdžio data, sausio 13 diena, 13 valanda. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas Algirdas Paleckis atlieka laisvės atėmimo bausmę Kauno tardymo izoliatoriuje, ši įstaiga įpareigotina užtikrinti minėto atsakovo dalyvavimą teismo posėdyje per Zoom vaizdo konferenciją arba iki posėdžio informuoti teismą, kad Algirdas Paleckis posėdėj dalyvauti nepageidauja. Čia turiu pakomentuoti. Tai buvo galima parašyti vienu sakiniu užtikrinti dalyvavimą. Ne? O čia buvo pabrėžta informuoti, jeigu nepageidauja. Iš ankstinis toks nepageidauja. Algirdas Paleckis pas nuspręs, jisai sakė, kad dalyvaus, bet čia jau sakinyje nepageidauja. Toliau. 22 metų gruodžio 28 dieną vykusio posėdžio metu buvo pradėti klausyti šalių paaiškinimai. Ieškovės paaiškinimų trukmė buvo 22 minutės. Pabrėžiu, 22. Čia prokurorės Vasiliauskienės. Taip, Sigitos, taip, Vasiliauskienės. Paaiškinimų trukmė buvo 22 minutės. Atsakovo tarptautinio Geros kaiminystės forumo paaiškinimų trukmė buvo 2 valandos 11 minučių, vis dėlto minėto atsakovų paaiškinimo nespėta išklausyti iki galo pasibaigus teismo darbo laikui. Normalu, nes mes turėjom labai daug punktų, pagal kuriuos turėjom pateikti atsakymus. Tai yra mūsų gynyba, mes pateikėm juos nuosekliai remdamiesi papildomą medžiagą, tai yra mūsų gynyba. Ir jeigu aš teisingai prisimenu, tai tada ir taupant laiką, kadangi mes skaitę buvom, tiesiog neskaitė prokurorė šito. Galėjo, jeigu būtų skaičius, tai irgi 2 valandos būtų užtrukę. Bet kadangi visi būtų skaitę, taupant laiką, sako, neskaityk. Tai bet mes gynėmės argumentuotai ir nespėjome apsiginti, nes neužteko laiko.
Tai kas vyksta toliau? Vadovaudamėsi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 7 straipsnio 1 dalimi 17 straipsnių teismas nustato, kad 23 metų sausio 13 dieną teismo posėdyje minėtam atsakovui bus suteikta tik 15 minučių laikas pabaigti paaiškinimus. Čia noriu pasakyti, kad mes tik įpusėjom, tai jeigu vieną pusę aš pateikiau per 2 valandas, tai likusiai daliai, manau, nemažiau svarbiai, aš turiu tik 15 minučių. Toliau, kitiems atsakovams paaiškinimams bus suteikta bendrai iki 2 valandų teismo posėdžio laiko. Atsakovų paaiškinimams tokiu atveju iš viso bus skirta 4,5 valandos laiko, papildomai skiriant 0,5 valandos atsakymų į klausimus. 5 valandos teismo vertinimų yra pakankamas laikas atsakovams išklausyti teisme. Atsižvelgiant į ieškovės teisme duotų paaiškinimų laiką, taip pat atsižvelgiant į atsakovų teismui pateikto procesinio dokumento apimtį. Toliau sakau, kad teismas nutarė įpareigoti Kauno tardymo izoliatorių užtikrinti Algirdo Paleckio asmens kodas toks tai dalyvavimą. Sausio 13 dienos 13 valandos teismo posėdyje per Zoom vaizdo konferenciją ir techninės sąlygas teismo posėdžiui vykti vaizdo konferencijos būdu arba iki posėdžio informuoti teismą, kad Algirdas Paleckis dalyvauti posėdyje nepageidauja. 23 metų sausio 13 dienos posėdyje atsakovui Tarptautiniam geros kaiminystės forumui suteikti 15 minučių laiko pabaigti paaiškinimams. Kitiems atsakovams suteikiant paaiškinimams bendrai iki 2 valandų. Teismo posėdžio laiko papildomai skiriant iki 30 minučių laiko bendrai visiems atsakovams atsakyti į klausimus. Nutartis neskundžiama ir pasirašo teisėja Enrika Janušonienė. Ir kągi, mielieji, čia mes matome. Konstitucijoje parašyta, kad teisė į gynybą teisminio proceso, ypatingai civilinio proceso metu, yra neribojama. Tai kaip ir mes turim labai didelį ribojimą. Kažkas nusprendė, kad užteks tiek, tai reiškia, kad niekas nenori mūsų išklausyti. Ir faktai, kuriuos mes pateiksim savo gynybai, yra neįdomus. Taip, žinoma, mes nepaliksim viso to be dėmesio, mes ginsimės, mes atliksime kitus procese galimus veiksmus, apie tai pakalbėsime vėliau. Tai yra naujametinė dovana Tarptautiniam geros kaiminystės forumui iš Vilniaus regiono apylinkės teismo. Man labai patiko tavo anekdotas, kurį šitą pasakė apie pesimistą, optimistą. Ja. Susitinka pesimistas ir optimistas. Pesimistas sako, wow, tai blogai, kad ir būt blogiau negali. O optimistas sako, ot ir gali. Tai neišsemta viskas, dar neišsemta. Kažkaip žalimo įkvėpti. Prokuratūros darbuotojai pasitelkė visas savo fantazijas, kurios pilnai pamynė visus įstatymus. Nė viename teismo procese nėra ribota teisė į gynybą. Ir gynyba turi būti tokia, kokia jinai reikalinga, kad būtų pilnavertė. Žodžiu, iš mūsų atėmė teisę gintis. Tai reiškia, kad iš anksto nuspręsta, kad geros kaiminystės forumas nereikalingas. Bet mes dar pažiūrėsim. Čia buvo Prieš jas televizija ir joje geros kaiminystės forumo naujienos. Iki kito karto.